laikmečio informacija. Kiekvienam laikui dar yra specifiniai papildomi momentai, kurie tik tam laikui galioja. Šiandien, ką reiškia šiaurė ir rytai, aukuria pūs paminėti, paprasčiausiai, tai simbolizuoja geopolitiką, Rusija. Rusija, šiaurės rytai yra geopolitikai. Pažiūrėkit, kur norint žemėlapį, tai yra šiaurė ir rytinė dalis. Rytinis pusrutulis, ryčiausia dalis, rytiniam pusrutuliui ir šiauriausia dalis. Šiaurės rytai tai yra Rusijos teritorija. Reiškia. Tai, mėly landsbergistai, pasiruoškit nusišauti su durų rankena, tai simbolizuoja prorusiškumą šiandien, teisingą pusę. Tai laikmečio žinia. O tai reiškia iš laikmečio šios pusės 3 ideologinių nuodėmių vengti. Rusiškumas. Kokias 3 nuodėmės? Rusofobija. Nekęst rusų tautos, rusų valstybės, rusų kultūros. Rusofobijos vengimas. Antra, sovietofobija, tai yra Tarybų sąjungos. Oi, tai tik tai blogis, tik blogai, tik viskas kaip buvo blogai, tik vežė, tik trėmė, tik šaudė, ir nieko nebuvo, tik tai vežė, trėmė ir šaudė, ir tik eilės buvo, ir tik nieko nebuvo, ir visi be vėsos sėdėjo, nevalgė. Ir verkė, kiek laiko jau praėjo, ir verkė. Labai patogu nuo savo nevykusių darbelių nukreip dėmesį į kažkur į praeitį kažkur. Beje, nebuvo viskas blogai. Gerų dalykų buvo daugiau negu blogų. Taigi sovietofobija, tai yra Tarybų sąjungos menkimas kaip tokios dalykas, tai viena iš laikmečio žinios nuodėmių kabalai. Ir trečias dalykas – antisocializmas. Oi, kaip blogai tas socializmas, oi, kaip gerai kapitalizmas yra, o kaip socializmas buvo blogai. Tai irgi, tai va, 3 šitų nuodėmių vengti ideologinių. Rusofobijos, antitarybų sąjungos, reiškia antitarybiškumo ir antisocializmo. Tai va, turi dar šitas šiaurės rytai tokį dalyką. Kada pavaldiniai, ar tai būtų religinės bendruomenės nariai, ar tai būtų piliečiai kažkokios valstybės, kai jų valdžia, arba vadovų dvasinė ar pasaulietinė valdžia daro nuodėmę ir jie su tuo kaip ir tyliai sutarė, nemaištauja, kaip ir pritarė, jie yra tos nuodėmės bendrininkai ir kartu prisims pasiekmes. Girdit rinkėjai, mėly Lietuvos. Oi, kaip blogai, prisimsit pasiekmes, natūralu. Jūs leidžiat šitam būti. Jūs neprotestuojat, jūs nekariaujat. Jūs leidžiat visokiem frykam su kultūrinėse protestuose dėl LRT protestuoti. O kur reikia neprotestuojat, prisiemat pasiekmes. Tas pats su religinėse bendruomenėse. Ai, ne mūsų reikalas, ai, tai čia bažnyčia. Jeigu tie popiežiai nusikaltų, ten stom inkvizicija, tai jie ir atsakys, mes čia prie ko. Ne, jūs prie to paties. Prie to paties, tu turi palikti tokią organizaciją. Tauta neturinti Dievo pažinimo pražus, sako. Aš už visokius ten svetimavimus, aš jums paleistojimus atleisiu, čia vėliai nematęs. Bet kad pažinimo neturit, pražusit. Izraelis, kaip žinot, buvo sunaikintas. Izraelio kaip tautos nebėra 10 giminių, taip? Nušlavė. Sirenšė ir viskas su visam. Nebėra. Kodėl? O šie paaiškina. Dėl Dievo pažinimo trūkumo. Trūko pažinimo. Trūksta. Eikit. Va tokia tai problemėlė. Tai čia toks pavyzdys. Mūsų laikams irgi tas pats, sakau, labai tinka. Tiek valstybei, tiek religiniai bendruomeniai. Turi žiūrėti, kad vadovai išmanytų, elgtųsi pagal Torą, taip pat valstybei. Kad būtų teisingumas, tvarka, nebūtų laužomi Dievo įstatymai. Toleruosim, tai nekovosim su tuo, nesipriešinsim tam, prisimsim kolektyvinę atsakomybę. Kaip dalyviai to proceso. Bendrininkai. Šiaus bendrininkai. Čia kaip sako tas teisė žmogų už žmogžudystę. Bet sako, ašgi nežudžiau, žudė tai kiti. O tu ką veikėjai? Nu, aš po medžiu stovėjau tuo metu. Jis bendrininkas. Jis nešaukė pagalbos, jis negelbė, jis nedarė nieko. Jis stovėjo, žiūrėjo. Tai yra nusikaltimo bendrininkavimas. Tiek dvasinė valdžia, tiek politinė valdžia. Gali daryti blogus dalykus ir jeigu mes su tuo nekovojam, susitaikom, mes dalyvausim. Ir tada nesakykim, kodėl mums taip. Kodėl? Kad ant galo L. Pašalink priemaišas iš sidabro.
ir sidabrakalys padarys iš jo indą. Sidabrakalys yra Dievas. Kas yra tos priemaišos? Asmeninės priemaišos. Tam tikros. Žmogaus kiekvieno asmeniniai dalykai. Jie yra 3 rūšių. Neteisingas mąstymas, tai yra neteisingos mintis. Kai žmogus neteisingai supranta. Antra, neteisinga kalba, neteisingas mokymas, kodėl skelbia aiškinti žmonėms. Ir trečia, neteisingi darbai, kurie nesuderinti su Dievo įsakymu, prieštarauja Dievo įsakymu.